Trys ženklai, kaip atpažinti narcizą prieš einant į santykį. Viena iš populiariausių ir dažniausiai pasitaikančių schemų tai yra vadinama love bombing fazė. Tai yra, kur tik tai sutiktas partneris jūs užverčia komplimentais, dovanom, dėmesiu, netgi meilės prisipažinimu labai anksti jūsų pažinties pradžioje. Antras aspektas vadinasi mirroring, tai yra atspindėjimas, tai yra viskas, ką jūs sakot, kas jums patinka, ką jūs mėgstat, ko jūs norit. Staiga tas žmogus irgi sako, kad jam visą tai patinka ir jis viso to nori ir jums gali susidaryti vaizdas, kad jūs tiesiog sutikot idealų partnerį, savo sielos partnerį. Ir trečias aspektas vadinamas future faking. Tai yra, kai jums yra kuriamas iliuzinis vaizdas apie ateitį, apie santuoką, apie vaikus, apie keliones, kaip jūs viską darysit, kaip jisai čia viską dėl jūsų darys tas žmogus. Žodžiu, sukuriama didžiulė iliuzija, pažadai, kurie finale niekada nebūna įgyvendinti ir gaunasi, kad jūs užkimbate ne ant realybės, bet ant tos iliuzijos. Tam, kad nepapulti ant narcisistinio asmens, tam, kad nepritraukti tokios energijos, tai visų pirma yra labai svarbu išlikti pastabiam, suprasti, kas vyksta tavo viduj, aiškiai matyti realybę ir kad tai vyktų, reikia dirbti su saviverte ir savo vaikystės žaizdom.